Sveiki. Linkėjimai iš Indijos. Gaila, kad negaliu parodyti Gangos, nes čia šalia mūsų teka Ganga, tiesiog 100 metrų yra. Skaičiuoju paskutinės dienas, kada grįšiu į Lietuvą ir labai noriu pasidalinti įvairiom naujienom. Ir šiandien taip pat trumpai pakalbėti apie meditaciją, apie didžiausius nesusipratimus susijusius su meditacija. Ir tuo pačiu naudodamasi progą pakviesiu į meditacijos kursą, kuris prasidės Kaune. Čia jau matot, atskrido, nes nori medituoti. Žinau, kad šiandien Lietuvoje yra sekmadienis, yra rytas ir tikriausiai didžioji jūsų dalis dar valgot pusryčius ir ilsitės. Tai nesu tikra, ar mane rodo ar ne, bet aš vis tiek įrašau ir visada bus galima tą įrašą palikti, peržiūrėti, vėliau aš jį perkelsiu į YouTube kanalą. Kol kas pas mane rodo, kad tiesiogiai transliacija vyksta ir kad viskas yra gerai. Tai jeigu pradėti kalbėti apie pačią meditaciją, matau, kad vienas žmogus prisijungė. Jeigu galit, tik parašykit, ar aš matausi, ar girdžiuosi, ir tada aš tęsiu toliau. Nes kaip ir minėjau, prieš tai mačiau, kad lėtas ryšys. Va, Asta Vaitauskienė širdutė. Ačiū. Aš širdutę siunčiu atgal. Sėdžiu netoli serverio. Tikiuosi, viskas bus gerai. Ir labą dieną, Lina. Taip matosi, girdisi. Gerai, Aušra, ačiū. Viską žinau. Galiu pradėti. Tai norėčiau šiek tiek apie pačią meditaciją ir kaip ir sakiau, apie didžiausius nesusipratimus susijusius su meditacija, kuriuos tenka girdėti. Vienas pažįstamas man rašo, aš tai medituoju, kada keliauju į kalnus, kada leidžiu laiką gamtoje, kada būnu žygyje ir taip toliau. Ir tai vadina meditacija. Tai kokią sritį be paimtume, visur yra tam tikra terminologija, kurią mes turim išmokti. Ir kai mes sakom žodį meditacija, tai suprantam labai vakarietiškai, nes šitas žodis yra iš lotynų kalbos, bet tai po tuo slypi ta tikroji praktika, kuri susideda iš tokių dalykų, remiantis jogos filosofijos. Dharana, dhyana ir samadhi. Tai reiškia dharana, tai reiškia stiprus susitelkimas į konkretų objektą, pasirinktą objektą. Ir užsitęsęs susitelkimas virsta meditacija. Nuo meditacija, kuomet mūsų nelieka, ir yra vadinama samadhi. Jeigu mes sakome, aš medituoju, tai kas šitoje sąvokoje yra negerai? Aš medituoju. Įprastai mes sakome aš. Tol, kol yra aš, tai dar nėra tai. Nes aš jausmo turi nebelikti. Ir dabar labai populiaru įvairios meditacijos, kurios, aš kaip sakau, skirtos labiau atsipalaidavimui, kaip atsipalaidavimo technikos įvairios, kas yra iš tikrųjų gerai, pailsėti nuo visų įtampų ir iš tikrųjų gerai save persikrauti. Ten naudojama įvairi vizualizacija. Yra meditacijos, kur vizualizuojami norimi objektai, automobiliai, namai, svajonių santykiai ir taip toliau. Bet tai labiau yra susijęs su mūsų stipriais prisirišimais. Ir vienas iš dvasinės brandos požymių yra šitų visų stiprių prisirišimų nebuvimas. Aišku, kad čia iš karto kyla klausimas, tai ką aš negaliu norėti turėti namų, aš negaliu turėti santykių ir taip toliau. Bet iš tiesų tai yra
labiau karma joga, kada mes, sakykime, kuriam šeimą, turim turėti darbą, kad sumokėtume mokesčius. Taip pat mums reikia įgyti tam tikrus daiktus, tai, sakykime, aprengti vaikus, sumokėti už jų mokslus, nusipirkti automobilį, kad būtų galima vaikus nuvežti į būrelius ir taip toliau. Tai yra labiau tikslai, kasdienio gyvenimo tikslai, kuriuos mes tiesiog turime įgyvendinti ir daryti, ir tai yra savaime suprantama. Ir pirmiausiai reikia iš tiesų apsirūpinti materialiai, turėti ką pavalgyti ir apsirengti, kad ateitų laikas meditacijai. Nes kai žmogus yra labai alkanas, nieko neturi ką pavalgyti, neturi ką apsirengtis, nuolat trokšta ir alksta pačių paprasčiausių materialių dalykų. Ir tas troškimas yra labai stiprus. Kai žmogus turi labai daug ir jam puikiai sekasi, jis irgi nesusimasto apie meditacijas ar dvasinės praktikas. Tai geriausia yra tas vidurėlis toks, kuomet didžioji dalis iš tiesų mūsų ir yra, mes priklausome tam vidurėliui. Ir kai esame sotus, ramus ir mums jau reikia kažko šiek tiek daugiau ir jau pradedame ieškoti kažko šiek tiek daugiau, tai dažniausiai pradedame domėtis ir ieškoti vienokios ar kitokios meditacijos formos. Bet įprastai į meditaciją atveda įvairūs kentėjimai, įvairūs gyvenime vykstantis sunkumai ir nusivylimai. Ir dažniausiai šitie nusivylimai yra susiję su tuo, kad gyvenime neišsipildo taip, kaip mes norim, kad ne pagal mus tas gyvenimas, kad mūsų didžiausi, giliausi, slapčiausi troškimai neišsipildo, kad niekas nesikeičia, kad mes esam užstrigę, kad ir kiek stengiamės, vis tiek niekas nepavyko ir artimieji netokie, netaip elgiasi, arba mes labai jiem norim padėti, bet jie nesikeičia. Ir visi šitie yra iš stiprių mūsų prisirišimų. Kuo tie prisirišimai yra stipresni, tuo kančia yra stipresnė. Tai, kaip ir minėjau, vienas pagrindinių dvasinės brandos bruožų yra būtent šitų visų stiprių prisirišimų nebuvimas. Ir meditacijos rūšių yra įvairių. Aš atstovauju jogos filosofiją, kur yra labai aiškiai ir konkrečiai vardinta visa sistema, nuo ko pradėti. Tiesiog duodama struktūra ir aiškiai pasakoma, kad jeigu darysi tai ir tai, galų gale pasieksi samadhi, galutinį dvasinį išsivadavimą, išsilaisvinimą. Taip pat yra ir kitos rūšis meditacijų, pavyzdžiui, budistinės meditacijos. Man asmeniškai su jom neteko susidurti, gal kas nors iš klausančių, žiūrinčių turi patirties ir gali pakomentuoti, bet žinau, kad viena vienintelė dvasinė praktika, meditacija, kurios mokė Buda, tai yra vipasana, tai yra tylos meditacija. Taip pat, kadangi Indijoje yra pagrindinės 6 filosofinės daršanos, viena iš jų yra Advaita Vedanta. Tai meditacija gali būti ir Advaitos Vedantos. Ir jinai gali būti tokių 3 rūšių. Pavyzdžiui, Nididhyasana, kuomet yra medituojamas absoliutas. Bet dabar noriu pasakyti, kad tokią meditaciją atlikti, jūs pirmiausia turite tapti proto šeimininkai. O kaip tai padaryti? Tai labai nuosekliai ir kryptingai išdėsto jogos filosofija, ypatingai Patandželis savo jogos sutrose. Taip pat labai geras tekstas yra Hatha Yoga Pradipika ir Geranda Samhita, kur viskas labai kryptingai, labai nuosekliai ir labai struktūrizuotai. Tai laikantis šitų, kaip sakyti,
nuorodų gairių, konkrečių nuorodų gairių, kurias paliko jogai išminčiai medituodami tūkstančius metų, mes galime tapti savo proto šeimininkais ir tuomet galime įvaldę atlikti sudėtingesnės meditacijas. Ir mano minėta nididhyasana skirta medituoti absoliutą iš tiesų primena Vidžnana Bhairava tantra tekstuose pateikiamas įvairias meditacijas, kur irgi, sakykime, medituojami tam tikri savotiškai atrodytų abstraktus dalykai. Dar vienas iš Advaitos Vedantos meditacijos būdų tai yra taip vadinama budistinė meditacija, kuomet mes tiesiog esam nebylūs stebėtojai. Bet čia irgi yra iš tos pačios serijos, kada jau mes turim būti valdę savo protą, turime būti padarę tam tikrą pažangą. Na ir dar vienas būdas, kurį pateikia, pavyzdžiui, Ramana Maharshi, kas sekate, tai yra klausinėjimas, kas aš esu, ar aš esu tai, ar aš esu šitas kūnas. Ir čia jau turi būti ir pakankamai išvystytas intelektas. Tai jeigu mums trūksta tam tikrų žinių ir, sakykime, mes pabandome tokias mano minėtas meditacijas kaip nididhyasana arba netgi kažką iš Vidžnana Bhairavos tantros, arba tiesiog stebėjimą, bet jeigu esam neįvaldę savo proto, savo jausmų ir esam kupini troškimų ir kupini stiprių prisirišimų, tai šiaip iš principo tos meditacijos mums nelabai ir pavyks iš tiesų, ir jos tiesiog pasirodys sudėtingos. Ir čia irgi yra viena iš priežasčių, kodėl žmonės tiesiog meta tą meditaciją ir daugiau nemedituoja. Arba pereina prie labai tokių New Age įvairių meditacijų, kurios iš esmės irgi nėra blogai, bet šaknis viso to tai yra atėję iš rytų, atėję iš rytų filosofijos, iš Indijos, iš 6 pagrindinių daršanų, iš budistinės filosofijos yra atėjusios, tiesiog yra pritaikytos vakariečio sąmoniai. Tai, kad mes nepasimestume, tai pirmiausia, kaip aš sakau, turim suprasti, kas ta meditacija, ką mes čia medituojam ir koks tos meditacijos tikslas. Nes aš medituoju tada ir ta meditacija vyksta tada, kai aš nebelieka. Tol, kol yra atpažinimas, kad aš medituoju, aš praktikuoju, aš tai ir tai darau, aš tokią ir tokią techniką atlieku, tai dar tik tai yra pirminiai šitie meditacijos etapai, kurie yra neišvengiami. Dėl to yra tokių įvairių technikų, kaip pavyzdžiui, mantros kartojimas, kuri tiesiog grynina ir valo protą, ir vienareikšmiškai pranajamos jogų kvėpavimo metodai, kurie irgi įveda protą į pusiausvyrą, kad mes būtume pasiruošę tai meditacijai ir kad mūsų dėmesio sutelkimas būtų nepertraukiamas. Taip, čia yra tokie patys pagrindiniai dalykai ir tie terminai, su kuriais mes turim susipažinti ir juos suprasti. Jeigu remsimės jogos filosofiją, tai vėlgi turime žinoti tam tikrus terminus ir suprasti, ką jie reiškia ir kontempliuoti juos ir viskas stengtis pritaikyti praktiškai. Tenka sutikti žmonių, kurie pabuvoja daug kur ten vienam seminare, kitam tokioj meditacijoj, tokioj pakankamai daug žino, pakankamai daug kalba, dalinasi, bet filosofijos žinių nėra. Arba jos yra labai silpnos arba plaukiojančios, tai norint išvengti šitų klaidų, visos šitos terminologijos įvaldymas yra būtinas ir tada atsiranda tvirtas stuburas ir galit susikurti savo pagrindą, savo asmeninę, ne tiek, kad savo pagrindą, bet turėti tvirtą pagrindą ir susikurti savo asmeninę praktiką, nes vėlgi tie žmonės, kurie domisi, kodėl jie domisi, kodėl jos traukia, yra kažkokios tai sąsajos iš praeitų gyvenimų. Ir jeigu, sakykime, jūs
pavyzdžiui, remdamėsi jogos filosofiją, ar ne, žingsnelis po žingsnelio, labai kryptingai nuosekliai, palengva, tapsite savo proto šeimininkais ar beveik savo proto šeimininkais, išbandysite skirtingus meditacijos būdus ir tuomet jau jausitės, sakykime, pakankamai tvirtai, tai meditacijos metu gali atsiverti tam tikros patirtis, kurios bus susijusios su praeitais gyvenimais ir ten bus aiškiai duodamos nuorodos arba tam tikri vaizdiniai ir jūs kuo puikiausiai ves. Taip kad iš tiesų verta ir kelių yra daug ir labai vingiuotų, bet, kaip aš sakau, visada yra truputį tiesesnis kelias ir tą tiesesnį kelią visą laiką gali parodyti mokytojas, patyręs mokytojas. Ir toliau jau kelionę reikia tęsti pačiam su mokytojo pagalba, jeigu pasiseka, arba savarankiškai. Ir kaip minėjau, gera žinia yra tai, kad jau pažengus mes galime gilios meditacijos metu gauti tam tikras nuorodas ir mums atsivers tam tikros konkrečios patirtis ir mes galime atrasti konkretų susitelkimo objektą ar tašką esantį kūne, kurio dėka ta mūsų meditacija įgaus visai kitą pagreitį. Ir viskas atsivers visiškai kitaip, bet tai tiesiog reikia patirti. Kaip aš sakau, pradžioje reikia žinių, tada reikalinga nepertraukiama praktika ir sekantis svarbiausias yra asmeninis patyrimas. Tai tokie būtų mano pagrindiniai pastebėjimai apie meditaciją, nes, kaip ir sakiau, žmonės dažnai sako, aš čia žygiuoju kalnais, aš tapau, aš daug laiko praleidžiu gamtoje, aš esu darže, daržas yra mano meditacija, tai labiau yra tiesiog laisvalagis arba tai yra paprasčiausia mūsų karma joga, kurią mes visi atliekam ir tai yra neišvengiama, bet meditacija ta tikroji yra, kada aš nebelieka. Tai toks ir būtų meditacijos tikslas ir tuo turite patys įsitikinti, patys tai patirti ir tai atrasti. Ir dar vienas iš tokių svarbių dalykų, ką aš esu pastebėjus, ko trūksta ir kas gali pagreitinti meditacijos eigą, tai bhakti. Mums lietuviams labai sunku, nes nemaža dalis mūsų esame įtakoti po sovietinio auklėjimo. Aš dar pati gimiau Tarybų sąjungoje, vėliau pradėjo labai stipriai skverbtis vakarietiška kultūra ir didelę įtaką padarė krikščionybė, kur Dievas yra šiek tiek rūstus ir baugus ir kartais net baudžiantis ir yra tik tai vienas gyvenimas. Ir tiesiog tas tikrasis atsidavimas, ta tikroji bhakti, mums manau, kad yra didžiąja dalim nepažįstama, kam tekę yra bendrauti su taip vadinamais krišnaitais, Hare Krishna bendruomenė, kur beje galima gauti labai daug gerų dalykų pasisemti, bet matau, kad nemažai daliai žmonių šita bhakti joga asocijuojasi su fanatizmu. Ta pati ir mano mokytojas irgi mato, nors jis gyvena čia Indijoje, bet kokiu atveju bhakti tai yra asmeninis atsidavimas jūsų asmeniniam Dievui, tai yra visiškas atsidavimas. Žmonės, kurie galvoja, kad egzistuoja likimas ar karma, vienas iš variantų yra visiškai pasiduoti ir visiškai atsiduoti. Ir tuomet tas visiškas atsidavimas pašalina visas kliūtis. Jeigu mes dar atsiduodame kartu su meile,
man asmeniškai iš vis tas atsidavimas ir ta meilė, ta bhakti, ta energija yra tarpusavė susiję, nes tu kai myli, tu besąlygiškai myli. Ir ta aukščiausia dieviška meilė yra visada egzistuojanti, prema jį vadinasi, yra kiekvieno mūsų dalis. Ir net jeigu žmonės daro pačius siaubingiausius dalykus pasaulyje, gyvenime, vis tiek šita prema egzistuoja, šita dieviška meilė egzistuoja ir ji yra taip pat mumise. Jeigu mes šitą meilę pažadinam ir mylim šitą dievišką meilę ir visiškai atsiduodam, tai mūsų kelyje yra pašalinamos visos kliūtis ir ypatingai mūsų dvasiniam kelyje pašalinamos visos kliūtis. Todėl gerai yra išsivaduoti iš įvairiausių tokių stereotipų, kuriuos paliko, sakykime, sovietinis auklėjimas arba šita visa vakarietiška kultūra, taip pat neigiama krikščionybės įtaka ir mes paprasčiausiai tiesiog nemokam, mes nežinom, nes apie tai nekalbėjo mūsų seneliai, gana dažnas atvejs, tėvai mums to neperdavė, mes to neturim ir tai galima išugdyti, nes tai yra mumise, tai egzistuoja ir tai neturi nieko bendro su kažkokiu tai aukos vaidmeniu, kažkokio tai tarno vaidmeniu, tai yra tiesiog besąlyginis visiškas atsidavimas, pasitikėjimas ir tai nėra asmeniška meilė, bet norint ją išvystyti, mes galim pradėti ir nuo asmeninės meilės savo asmeniniam Dievui. Tol, kol pažadinsim šitą premą, šitą dievišką meilę. Ir čia yra vienas iš tokių būdų, kaip mes galim, kaip ir sakiau, pagreitinti savo dvasinį kelią ir palengvinti savo meditaciją. Dėl to meditacijos kurso metu aš visą laiką kartoju, visiškas atsidavimas savo praktikai, visiškai atsiduodam savo praktikai. Ir čia, kaip ir sakiau, žmonės, kurie sako, ar čia jau viskas nulemta ir ar čia jau taip turi būti. Irgi vienas iš variantų atsakymas jiems yra, kad taip, viskas nulemta. Tai ką tada daryti? Visiškai atsiduoti, visiškai pasiduoti. Ir tuomet visos kliūtis bus pašalintos. Aš manau, kad suprantat teisingai ir visiškas atsidavimas tai nereiškia, kad nereiks eiti darbą, nereiks mokėti mokesčių ir panašiai. Tai gali būti vienas greičiausių kelių bhakti joga ir ypatingai šiais laikais ir taip pat Dievo vardų kartojimas. Šitos tradicijos irgi pas mus nėra, jinai panašu, kad buvo, bet yra ištrinta, nes mūsų sutartinėse dažnai kartojami tie patys žodžiai yra ir mūsų dievai, dievaičiai turi labai daug, labai tokių gražių pavadinimų. Tai aš manau, kad visa tai egzistavo, bet buvo labai ištrinta, išdeginta ir mes to tiesiog neturim, nuskriausti esam. Intelektualiems žmonėms labai tinka Advaita Vedanta praktikos ar budistinės praktikos, bet tie, kurie turi labai neramų protą ir dar nėra proto šeimininkai, tai atsiprašau, tikrai nesiūlyčiau pradėti nuo tokių praktikų, kuomet, sakykime, jūs medituotumėte absoliutą, sakykime, medituokite dabar absoliutą, arba tapkite nebylus stebėtojai. Tai prastai tiesiog didžiulis minčių, jausmų srautas kiltų. Ir aš pati iš savo asmeninės praktikos galiu pasakyti, kad porą metų aš buvau apsisprendusi tiesiog anksti ryte atsisėsti ir sėdėti, tiesiog sėdėti tyloje. Bet aš galiu pasakyti, kad aš niekur nenukeliavau su šitą meditaciją. Jokio progreso nebuvo, tačiau įgyjus, sakykime, jogos žinias, pradėjus praktikuoti kriya jogą, kundalinį jogą, čia iš tiesų viskas yra persipinę ir šitas visas technikas aš įvardinčiau kaip tiesiog vieną didelę labai plačią jogos rūšį, kurioje yra, sakykime, viena kita asana, vienas kitas kvėpavimo pratimas, viena kita mudra, vienas kitas dėmesio sutelkimo pratimas,
kada tu nesėdi visą laiką vien tik tai statiškai, bet tu ir pajudi, nes didžiai daliai mūsų vakariečių tai tikrai išsėdėti yra labai sunku, bet įmanoma išsitreniruoti. Tai va ir kaip ir viskas, ką norėjau, tą ir aptariau. Šitą transliaciją nebus ilga, nes man atrodo, kad didžioji dalis jūsų tikrai nori pailsėti ir Lietuvoje išėjo ilgasis savaitgalis, o aš naudodamasi progą kviečiu į meditacijos kursą Kaune, kuris prasidės lapkričio 17 dieną ir vyks kiekvieną sekmadienį, bus iš viso 4 sekmadieniai iš eilės ir 8 ryto. Nereikia bijoti, kad anksti, bus labai puiku, o vėliau bus pažengusiųjų kursas pavasarį. Taip pat noriu pasakyti, kad pavasarį, gegužės 2 savaitgalį bus stovykla. Labai gražioje vietoje, Zen miškas, ir ten mes atliksime šiek tiek daugiau praktikų ir turėsime tokius kaip satsangus turėsim. Tai taip pat labai kviečiu tuos, ką domina stovykla. Aš esu sukūrusi atskirą grupę ir parašykite, kas norite gegužės 2 savaitgalį 2025 metais praleisti gerą laiką, labai geroje aplinkoje, su geru maistu ir aš dabar tiksliai nežinau, bet stovyklos kaina su visko, su maitinimu, nakvynė, programa bus 250 eurų. Tai jeigu kam įdomu, parašykit žinutę, aš įkelsiu jūs šitą grupę. Taip pat mes žaisim lilą. Dabar tas laikas prieš Kalėdas yra labai tinkamas įvairiem, kaip net ir lietuviai seniau turėdavo įvairius būrimus, ar ne? Ir aš atsimenu, vaikystėje skaičiau knygą, kur buvo surinkti visi lietuviški burtai su šiaudais, su vandeniu, su ugnim ir taip toliau. Ir tas laikas prieš Kalėdas, kada vis šviesos yra mažiau ir mažiau, labai tinkamas yra tokiems dalykams, tai žaisim lilą. Skelbimą įkelsiu ir dar, kam įdomu, yra taro kortos. Tai aš esu parengusi tokį 2 kartų taro kortų seminarą. Galite neturėti jokios praktikos su taro kortomis, bet informaciją visą sudėliojau taip, kad daug ką galite išmokti savarankiškai, bet šitų 2 susitikimo metu, net jeigu reikia, galim padaryti 3, gautumėte suvokimą, kaip veikia taro kortos. Nes jeigu mes perprantam taro kortų techniką, principą veikimo, tai tada mes galime tiesiog dėlioti taro kortas ir aš manau, kad nebūtina lankyti ilgiausius kursus ar prisipirkti kalną literatūros. Tai yra įmanoma, nes kiekvienas žmogus sugeba skaityti paveiksliukus ir kiekvienas žmogus turi nuojautą. Ir dar vienas svarbus dalykas. Kas norit į Himalajus 2025 metais 2 savaitėm vykti kartu su manimi, aš jau esu irgi sukūrusi Facebook'e grupę, kur sukeliu tuos, kurie nori. Ten yra jau informacija apie tai, tiksliau tvarkaraštis mūsų viso keliavimo. Ir čia būnant Indijoje jau aš radau tokį labai mielą viešbutuką, čia visai netoli, tokį 100 metrų, kur mes apsistotume prieš išvykstant į Himalajus. Ir ten yra visa informacija. Ir kai grįšiu į Lietuvą, aš darysiu tiesioginę Zoom transliaciją, kur išaiškinsiu tokių daug įvairių niuansų, kas ir kaip, o kelionės tikslas yra toks, kad mes keliautume po mažiau piligrimų lankomas vietas, po mažiau apskritai apkrautas vietas, kad daugiau pabūtume kalnuose ir kad tie, kurie nedrįsta, tiesiog, kad, kaip aš sakau, išmoktume keliauti savarankiškai. Aš rodysiu, kaip galim keliauti savarankiškai, kaip galima nebijoti ir taip toliau. Tai va, tai šiam kartui, manau, kad pasakiau visas įmanomas naujienas. Jeigu jūs ką nors norit paklausti manęs, klauskit. Aš dabar dar žiūriu savo užrašus.
ar viską pasakiau tą, ką norėjau. Dalinuosi šitą šilumą, gerų orų iš Indijos ir siunčiu jums pačius didžiausius linkėjimus. Tai va, panašu, kad pasakiau viską, savo užrašus peržiūrėjau. Ačiū, kad prisijungėt, ačiū, kad žiūrėjot ir iki pasimatymo Lietuvoje ir labai ačiū už komentarus. Astai, Aušrai, ačiū Aidui. Tai va, labai ačiū jums visiems. Aušra dar atsiuntė širdutę. Dėkui. Ir atsisveikinsiu kaip čia Indijoje su visais hariom. Iki geros naujos darbo savaitės visiems. Iki.